Taigi Danutės paranojos kokios. Kol šitą, reiškia, per naktį ant narkotikų pasąmonės pažadinė varys žeminimus, išnaudojimus, mušimus limfos, kad, reiškia, tikintų visokiam lygom, reiškia, grybelių kristanosim. Visos tos sovietinės paranojos, jos būdavo žaidimai seselių naktiniai, kurios naktimis palydovėmis dirbdavo, o dieną miegodavusios. Tai čia kaimo toks seselis Angelės Drumilienės buvęs darbas. Kaip kurti parapsichologiją. Tai dabar kita dainuška, kukuška, reiškia Danutės, viena versijų chaoso teorijos, transversijų, reiškia, sako, tu tenais, vienu žodžiu, dirksi iš namų savo išvaryti ją, kai bubiuose, reiškia, žonų namų išvarė, iš visų namų, kur tikėjo išvarė. Aš, žodžiu, apsigyvenu. Notaras patvirtino, jinai čia pargrįžo, jau galima žemę ir namus užseivinti. Danutė sako, jinai ligonis nesupranta, reiškia. Po to, reiškia, užseivina Danutė, reiškia, kad aš namuose. Va, ir tada supažindina su psichiatru, kuris priverčia mane praktiškai suėda gyvą, negyvą. Aš bandau žudytis, nepavyksta. Suprantu, trečią kartą užžudydamasi. Policininkas ir sako, ar nori gyventi, kai Danutė šaukia eutanaziją. Nes jinai nesupranta, jinai ligonis. Tai va tokia meilė. Pamotės, žydelkos. Va, kuri vaikystėje buvusi bibino pjausi vaikui. Tokias paskas švęsdavę Šintaičiuose. Žodžiu, vaikus, reiškia, nerūšinis, tai reiškia, kaip aukos rabinui. Tuo labiau, kad rabinas buvęs vertimuose. Jonas, kaip ir Elena ir visos turėjusios žydelkos lietuvės, reiškia, iš holokausto. Vaikų, reiškia, bendrų visai parapijai. Va kokia istorija, ar ne? Ir dar svarbiausia tas, kurį Margarita vieneriems metams manim sutuokusi, labai norės būti princu. Iškiavat. Tai praėjo, jisai bandė Margaritą nužudyti, ranką išlaužė, aiškino, čia viską padegsi, kodėl jis ne karalius, ko jis netapęs. Kitas, reiškia, pliuškis atsirado, kas būtis jisai būsęs karaliumi. Šitas pliuškis kritęs, reiškia, ant Gėdos režimo, atsiradę visi kiti, reiškia, laukiantys savo karalysčių. Vat ir visas tas pliuškio režimas kritęs. Pasimėjo megztinį, apsirengė mėlynas. Aš žiūriu, ten kryželis. Ir pasakiau, dangų žiūrėk, Dievui. Bet 2 kartus, kad aš tau priklausau ir nebijau. Baigėsi karalystė. Tačiau Dievą mylėti, nei žydų, nei vykėlius. Nes tai dabar jau jie, reiškia, Danutė su jaunu vyru, 72 metų, o nežinau, varo. Vergatė visi aiškina, reiškia. Sakyk, ką tu čia dabar įsisvečiavusi, reiškia, o tai mano vaiko, samurajaus tarybiniais laikais, vampyro, kuris turėjęs prigertas krauju ant
televizoriaus tėvo Kenedžio varyti reiškia visas Lietuvos statymas. Ko jūs mano šitaip naktim skaudėdavo iš rankos. Patrindavo viskas, o vaistų nuo skausmo netai. Džiūgavo galėdami pakengti. Taigi monarchija suduktė atėmė iš monarchijos, todėl kad buvo nesantuokinė. Margarita paliko be teisės į dukterystę. Nes kvailiojo, prasigėrė, prasirūkė, pardavė sąžinę velniui ir neišvietė. Tarsi nėra jos visam gyvenime. Jų yra tiek daug tų iškilusių teorijos prototipų, kurie žmonės atrodė saviesančius. Varlenių save. Vis aukščiau ir aukščiau kylančiau. O aš vėlgi ta pati ir ta pati. Tarsi sąžinės niekada neištapusi. Taigi mane varo iš mano namų. Šitos dvi Danutės su Ramutės sesuo netikra pamotė, kuris nuo išpjausimų, kad namą pasavinti bružai galėtų. Nes Danutė nebuvo susituokusi. Tik turi pavardę, kaip Katrinai skyrių darbuotojas Strumilienė. Aš 16 tavau Strumilaitė, nes tai 16 ar 15 tapau policininkė. Aš tą bamžytį myriop nuteisė už bandymus mano akise išžudyti, išpjaustyti. Dieve mano. Kokį aš jaučiu žalią raudoną skausmą. Tarsi Dievas sakytų, aš jaučiu, kaip baisiai gyvatė kalta. Nes tai tik gyvatė pažinimo. Gėrio ir blogio, tokia yra policija. Ir niekaip kitaip. Aš žmogus negali būti nenuteistas. Toks kaip vaikų kalės prie kryžiaus. Bružas, bamžvytys, Strumila ar kokiu dar buvęs. Vienu žodžiu, aš apinai žinau atsakymą Lietuvoje. Ir šiandieną ten ir klaupą. Oi, jūs dar ant kenčių pakentėsit, bet vaikų negausit atkankinti. Pagal savo teorijas, tai čia kitas tavo vaikas. Tfu, bjaurybė. Mano vaikam 11. Jie nebandytų paskutinio trupinio iš manęs atimti. Socialinių garantijų. Čia vadinasi, kad dieną naktį dirbau. Dievas teisėjas tau Lietuva.